Sveiki kanalo žiūrovai. Čia mes, mūsų pradinukai, šiandien žvejosim su meškerėm, plūdinėm ir dugnynėm. Taip pat bandysim pagauti žuvų. Dabar maišysim pašarėlį ir gaudysim žuvis. Maišysim norfos pašarą. Esame tungakai. Viskas po truputį, kaip sakantis. Durnas žmogus yra vienas. Kvepia labai skaniai. Tai va, 100 lašiukų nesdėki. Nežinau, kas čia įrašys. Kai čia per melasą kur. Maišame norfos lynas karosas pašarą. Vandens papliuškent reikia. Darom plasteliną. Žvejybos vietoje įmesiu vieną kamuoliuką pašaro ir užmesiu plūdę. Va, pašaras, va, kamuoliukas. Žmogus susikaupęs dirba. Ant kabliuko uždėjau 4 dzykus. Gylis plius minus metras. Blemba. Reikia permesti. Ko čia? Šito nefilmuok. Tai kaip tu čia įsikabinai? Pirmas laimikis. Iš kur ta šaka čia atsirado? Mėčiau kokius 5 metimus, nieko nebuvo. Nu gerai, jau reiks masalą dėti iš naujo. Laimikis šaka. Nežinau, kaip jis pagavo, aš ramiai sėdėjau, žiūriu, traukia šaką. Nu kodėl taip kalbi apie mane? Ruošiam dugnynę meškerę. Sleikus kankinam. Nu va, ruošiam dugnynę meškerę. Uždėjom, naktinis lieka. Dabar dėsim pašarą. Dabar užmetinėsim dugnynę meškerę į vidurį. Įtempiau valą ir dėsiu meškerę ant stovelio. Tai va, užmetėm dar 2 meškerės, dar viena plūdinė į dugnynę. Žvejojam su 4 meškerėm. Laukiame gyvos žuvies, kad būtų 5 meškerė užmesta. Yra ženklas. Gal kibs, gal nekibs. Šiuo metu laukiam, susikaupę. Tikimės pagauti gerą žuvį. Tikrai nelabai lievą, bet gerą žuvį.
Tai va, žvejyba baigėsi. Bandėm žvejot, nesigavo, nieko nepagavom. Su 4 meškerėm žvejojam, 2 plūdinės, 2 dugninės, bet žuvis nekimba. Nes čia gal žvejot nemokam, būtinai parašykit komentarą, ar mes gerai žvejojam ar ne. Tikrai stengiamės 1,5 valandos, gal ir ilgiau. 1,5 valandos atidavėm savo širdis žvejybai. Didelis. Ačiū tiem, kurie žiūrit. Like, share, subscribe. Susitiksime kitose žvejybose.